prieš ir po. Visų pirma, jums reikės kelių minkštų skuduriukų. Visų pirma, ratlankį pravalau sausus skuduriukų nuimti paviršinius purvus. Tada įmam purškaliuką nuimti smalai ir asfaltui. Galit matyti, kaip papurškus pratirpdo visą smalą ir jinai pradeda tekėti. Ir čia jau naudojame dar kitą skuduriuką. Toliau įmam patį ratlankio valiklį, kuris pasirodo ir tirpdo rūdis. Ir maunam tą ratlankį. Nu va, ir galite matyti, nuo ko pradėjom, visas ratlankis purvinas, padengtas smala ir čia galinis rezultatas pasiektas. Aišku,